Atsisėdame sutiesim nugarą. Pajaučiame sėdmenis. Ir atrandame savo tiesų stuburą. Šiek tiek laikome dubens dugną tonuse. Smakras lygiai krėtų žemėj. Ir viršugalviu šiek tiek tempiamės aukštyn, tai įtampos. Ir su ateinančiu įkvėpimu pakeliame rankas virš, užsitempę. Suvedam delnus kartu, priešais krūtinę, iškvepiam. Paleidžiame delnus atvirus ant kelių. Ir keli ramūs kvėpavimo ciklai, tam, kad mes vėl sukurtume ryšį su kvėpavimu. Ir ant to ryšio galėtume vynioti asanas ir asanos sakas. Čia kvėpavimas. Suplačiam delnus priešais krūtinę ir sušildome delnus. Sušildom, pažandam savyje ugnį. Uždedam delnus veido, akių. Ir su iškvėpimu paleidžiame delnus, smerkiame, padedame rankas priekį, gaunam 4. Atsistojame patogiai, pirštai plačiai, pečiai virš riešo, giliai linijų su klubais, užačiu kojų pirštus. Ir su ateinančiu įkvėpimu pakeliam šiek tiek kelius virš žemės. Nugaros apačia nėra išriesta, jinai yra neutrali ir laikom čia. Paspaudžiame rodomąjį pirštą, nykštį žemyn. Dar 2. Su iškvėpimu pakeliame sėdmenis aukštyn, liekame ant puspirščių, keliame sėdmenis aukštyn, o krūtinę judame link kojų. Ir su iškvėpimu kulnais judame žemyn link žemės, su įkvėpimu pakeliame kulnus į viršų. Iškvėpiam žemyn, aktyvios kojos, įkvėpiam į viršų. Iškvėpiam žemyn, įkvėpiam į viršų. Iškvėpiam, įkvėpiam. Ir iškvėpiam, paleidžiam. Dabar kulnai ten, kur jie yra, svarbiausia tiesi nugara. Rankomis stumamės nuo kilimėlio. Keli ramūs kvėpavimas čia. Ir su ateinančiu įkvėpimu žvilgsnis į priekį. Pastatome dešinę koją už dešinės rankos prie kilimėlio krašto.
Leidžiame kairį keliuką, palaiduojam pėdą. Ir dabar krūtinę judame į priekį. Su iškvėpimu pėda yra prispausta prie žemės, o mes klubus stumime atgal. Dažniausiai mes pakeliam kojų pirštus, bet dabar kitaip šiek tiek tepimas vyks. Pėda prie žemės. Įkvepiam į priekį, sulenkiam keliuką, krūtinę į priekį. Iškvepiam atgal. Pėda prispausta. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam į priekį. Iškvepiam. Ir įkvepiam. Ir grąžiname dešinę koją atgal. Statome kairę koją į priekį. Čia bus dabar kairė pėda prispausta. Stumėme į priekį. Ir su iškvėpimu atgal. Pėda prispausta. Įkvepiam. Įkvėpimas. Dar du įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam į priekį. Ir su iškvėpimu grąžiname kairę koją atgal. Gerai, katės karvas įkvepiam, išlenkiam nugarą į viršų. Iškvepiam, suopalinam nugarą, aktyvinam dubens dugną, sutraukiam. Vėl įkvepiam į viršų, šiek tiek aktyviau. Iškvepiam. Dubuo. Įkvepiam į viršų. Iškvepiam. Intensyvus iškvepimas iki galo. Įkvepiam į viršų. Iškvepiam. Dar 3. Ir kai pilnai iškvepiam, mes ir pilvą šiek tiek sutraukiam į vidų, sutraukiam, pažadinam. Ir paskutinis įkvėpimas. Iškvėpimas. Gerai, atsisėdame užriestų kojų pirštų. Suvedam delnus į pirštų mazgas, delno apačia yra kartu ir prasukam. Ir palaiduojam, leidžiam. Ir dabar delnus suvedam išoriniam dalim kartu, priešais krūtinę ir paspaudžiam. Paspaudžiam vieną kitą. Gerai. Ir su įkvėpimu rankos palei šalis viršų. Sulenkiam kairę alkūnę, patraukėme kairę ranką atgal. Delną tarp menčių, jeigu kojos pavarsta, galite atsisėsti tiesiog ant pėdų. Palaiduojam rankas žemyn, su įkvėpimu vėl įkvėpiam viršų. Iškvėpiam, sulenkiam dešinę alkūnę, patraukime delną tarp menčių. Kvėpavimas nenutrūkstamai, savo tėkmėj. Ir paleidžiame rankas, padedam rankas į priekį. Ir vėl palaiduojame dabar pėdas, prasukame čiurnas. Vieną į kitą pusę. Ir užriečam kojų pirštus, pakeliam sėdmenis aukštyn.
Gerai, šuo nuleista galva ir dabar klubai. Su įkvėpimu pakeliam dešinę koją į viršų, sulenkiam dešinę alkūnę, padarome 3 ciklus sukinių su dešiniu keliuku. Tarsi tapome apskritimą. Atvirinėjame klubas, stengiamės kairę pėdą paspausti žemyn. Rankos mūsų laiko. Gerai. Ir dabar siunčiame dešinę pėdą atgal, atvirinėjam visą savo dešinį šoną. Klubą ir dešinį šoną. Ir su ateinančiu iškvėpimu pastatome dešinę pėdą už dešinės rankos. Kairė koja lieka tiesi, su įkvėpimu dešinę ranką pakeliame viršų. Viskas. Iškvėpimas dešinė ranka keliauja atgal ir dabar ant abiejų kojų, tvirtų kojų, kyla rankos į viršų. Į high lunge. Stumėme kairę kūną atgal. Stengiamės galinę koją patiesinti. Grąžiname ranką žemyn. Pristatome dešinę koją ir pirmoji vinyasa. Įkvepiam lentoj. Iškvepiam, dedame kelius arba iš karto žema lenta. Įkvėpimas kobra arba šuo pakeltą galvą. Iškvėpimas šuo nuleisti galvą. Ir dabar stumėme dešinę pėdą žemyn, pakeliam kairę koją į viršų, sulenkiam per keliuką ir vėl su kairiu keliuku tapome 3 apskritimus. Plačiai, plačiai, lėtai, kartu su kvėpavimu stebime, kokią amplitudę mes galime pakelti tą koją ir atverti klubą. Ir po trečio skritimo atveriam klubą, atveriam visą kairį šoną. Dešinį kulną stumiame žemyn. Gerai, ir su ateinančiu iškvėpimu kairę pėdą statome už kairės rankos. Dešinė koja lieka tiesi, aktyvi. Pakeliam kairę ranką į viršų, įkvepiam, susisukiam. Su iškvėpimu kairė ranka leidžiasi žemyn ir ant abiejų kojų, kylame į high lunge, rankos į viršų. Delnus suvedam, pastumiam galinę koją, priekinę labiau sulenkiam. Ir su iškvėpimu nuleidžiame ranką žemyn, keliaujame į lentą, įkvepiam. Iškvėpimas keliai, krūtinės smakrai žemyn. Įkvėpimas kobra. Iškvėpimas šuo nuleisti galvą. Su ateinančiu įkvėpimu pakeliam dešinę koją į viršų. Su iškvėpimu statome tarp rankų, kilimėlių centre, pasukam galinę pėdą, 45 laipsnių kampu, priekinė sulenkta, klubų žiūri į priekį, pakeliam rankas į viršų, karys 1. Skiriasi šitą asaną nuo prieš tai, high lunge. Čia daugiau fokusas yra į klubų išsukimą į priekį. Liksime čia, rankos keliauja atgal. Ir pirštų mazgą. Ir karys 1 yra taip pat apie krūtinės atverimą. Tai mes ištempiam rankas, atveriam krūtinę ir pakeliam žvilgsnį į viršų. Nieko nekeisdamos klubuose, kojose. Kvėpuojam čia. Dar 1. Ir iškvėpimu paleidžiame rankas. Dabar koją pasukam 90 laipsnių kampu, priekinę koją dar labiau sulenkiam, bet klubai dabar pasukti prie ilgos kilimėlių pusės. Rankas iškeliame viršų, įkvepiam, rankos iš galvos. Su iškvėpimu sulenkiam dar labiau koją ir rankos į karį 2. Rankos vienoj linijai. Pasukam žvilgsnį link dešinės rankos, vidurinio piršto. Liekam čia. Taigi čia mes norime kuo labiau aktyvinti kairę galinę koją.
Ir šlaunį pakelti, išsukti į išorę. Mes galėtumėm atverti klubus čia. Labai gerai. Ir su ateinančiu iškvėpimu dešinė ranka sulenkta ant dešinės kojos. Kairė ranka keliauja virš galvos ir sukuriam vieną tiesią liniją nuo kairės pėdos link kairės rankos. Šonkaulis į vidų. Viršugalvį tempiamės į priekį. Dar labiau sulenkiam priekinę koją. Labai gerai. Dešinė ranka aktyvi, visas kūnas dirba kartu. Ir su ateinančiu iškvėpimu nuleidžiame kairę ranką žemyn. Ir dabar susisukam į dešinę pusę. Pėdas padedam ant išorinių briaunų ir iškeliam dešinę ranką į viršų. Aha, labai gerai. Okay. Ir su iškvėpimu dešinė ranka leidžiasi žemyn. Paimam vinyasą, įkvepiam lenta. Iškvepiam jūsų variaciją žema lenta arba aštangasana, kobra arba šuva keltą. Ir iškvėpimas vėl šom leisa. Įkvėpimas kairė rankoje į viršų. Iškvepiam, statome į priekį tarp rankų. Pasukam dešinę pėdą, paruošiam kariui vienas. Iškeliam rankas į viršų, įkvepiam. Išsukam klubus į priekį. Ir savo pėdomis mes tarsi plėšiame kilimėlį iš skirtingas pusės. Kojos aktyvios. Su iškvėpimu nuleidžiame rankas, suvedame pirštų mazgą, įkvepiam, atveriam krūtinę. Žvilgsnis į viršų. Dar vienas. Ir su iškvėpimu paleidžiame rankas. Pasukam klubus prie ilgo kilimėlio krašto. Pasukam galinę pėdą. Rankas ištempiam virš galvos, įkvepiam, patiesinam nugarą. Su iškvėpimu sulenkiam dar labiau kairę koją ir aktyvias rankas. Suvedam į vieną liniją. Žvilgsnis į kairės rankos, vidurinį pirštą. Ypač, kai mes darom karių sekas, mums labai svarbu laikyti grįžti koncentracijos tašką. Pilvas yra šiek tiek tonuse. Aš esu mėgėjai išlenkti nugarą, nes man tai yra komfortiška. Ir tada atsipalaiduoja pilvas. Nugaros apačia turi būti neutrali ir pilvas aktyvus. Ir su ateinančiu iškvėpimu padedam aktyvią kairę ranką alkūnę ant kairės kojos, dešinę ranką padedam virš galvos. Mes jos nepadedam, bet ją laikom. Kvėpuojame dešiniu šonu. Dar vienas įkvėpimas. Su iškvėpimu padedam dešinę ranką ant kilimėlio ir pasukam pėdas ant išorinių briaunų, kairę ranką iškeliam į viršų. Dar du. Ir vienas įkvėpimas. Iškvėpimas kairė ranka keliauja atgal, ant kilimėlio ir vinyasą. Įkvepiam lenta. Iškvėpimas žemyn. Įkvepiam į viršų. Iškvėpimas atgal, šuniui leista galva. Šunienų leista galva kojos pečių plotyje. Ir poilsis čia 3 kvėpavimo ciklai. 1.
2. Ir 3. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Dabar padarysime tą pačią seką, šiek tiek greičiau, jau toj tėkmėj. Pridėsime kelias asanas. Su įkvėpimu keliame dešinę koją į viršų. Iškvepiam, statome tarp rankų. Paruošiam kairę pėdą, su įkvėpimu iškeliam rankas, karys 1. Iškvėpimas sulenkiam alkūnes. Su įkvėpimas atkeliavom į karį 1, su iškvėpimu sulenkiam alkūnes, atveriam krūtinę. Išlenkiam nugaros apačią. Įkvėpimas rankos į viršų, patiesinam kairę pėdą, keliaujame į kilimėlį ilgąją pusę, iškvėpiam karys 2, rankos į tiesią liniją. Įkvėpimas patiesinam priekinę koją, rankos į viršų, iškvėpimas karys 2. Dedame dešinę alkūnę ant kojos, pakeliam kairę ranką į viršų, įkvepiam kairį šoną. Iškvepiam čia. Įkvepiam. Su iškvepimu nuleidžiame kairę delną ant kilimėlio, apsukam savo pėdas, pakeliam dešinę ranką į viršų. Iškvepiam. Paruošiam kairę ranką, kad jinai būtų lygiai po pėtim. Ir su ateinančiu iškvėpimu į dešinę ranką, dešinę koją padedat ant kairės į šoninę lentą. Ir tęsime kvėpavimą čia. Įkvepiam. Iškvepiam. Su iškvėpimu padedam dešinę ranką ant kilimėlio. Ir iš karto keliaujame į šunį nuleistą galvą su pakelta dešinę koją ir vėl. Čia sulenkiam dešinę keliuką ir pėdą siunčiame atgal. Ir siunčiame iki pat galo. Padedam dešinę pėdą ant pirštų ant žemės ir atveriam krūtinę čia. Išlenkiam nugarą. Krentantį žvaigždė. Iš šios asanos keliaujam į lentą ir jau čia vinyasa įkvėpimas. Iškvėpimas žemyn. Įkvėpimas į viršų. Iškvėpimas šuo nuleistą galvą. Ir kitai kojai tą patį seką. Įkvėpiam kairę koją į viršų. Iškvėpiam, statome tarp rankų. Paruošiam kojas, priekinė koja sulenkta, klubui pasukti karys 1. Su iškvėpimu išlenkiam nugarą, atveriam krūtinę. Alkūnės sulenktos. Įkvepiam, pakeliame rankas į viršų, pasisukam prie ilgo kilimėlio krašto, su iškvėpimu karys 2, sulenkiam kairę koją. Įkvepiam į viršų, iškvėpimą sulenkiam kairį keliuką, leidžiam žemyn. Dar vienas įkvėpimas. Su iškvėpimu kairę alkūnę padedam kairės kojos, dešinė ranka virš galvos. Žvilgsnis į patį ranką. Įkvepiam. Iškvepiam. Dar kartelį įkvepiam. Su iškvėpimu dešinę ranką nuleidžiame žemyn, apsukam pėdas ant išorinių briaunų, iškart paruošiam dešinę ranką, iškeliam kairę ranką į viršų. Abi rankos yra aktyvios tiesiog linijoje ir pasiruošiam šonę lentą. Kairė koja ant dešinės. Labai gerai, kvėpuojam. 2. 1 įkvepiam. Su iškvėpimu kairė ranka ant kilimėlio, keliaujam į šunį nuleistą galvą su pakelta kairė koja. Iškvepiam, sulenkiam kairį keliuką, statome pėdą atgal į krentantį žvaigždę. Atveriam krūtinę. Įkvepiam greitai širdį. Su iškvepimu nuleidžiam kairį delną ant kilimėlio, lenta įkvepiam. Iškvepimas žema lenta arba štangasana.
Įkvėpimas kobra ar viršutę keltą. Ir iškvepiam. Šūnu leisti galvą. Poilsis čia. 3. 2. Įkvepiam čia. Iškvepiam. Ir su ateinančiu įkvėpimu žvilgsnis į priekį pastatome kairę pėdą už kairės rankos ir pristatome dešinę pėdą prie dešinės rankos. Keliaujam į malasą. Delnai kartu. Atsipalaiduojam čia. Ir alkūnėmis atidarinėjame kitus į šalis. Kartu. Stiprus įkvėpimas. Leidžiame rankas priekį ir labai lėtai atsistumdamos keliamės sėdėmis aukštyn. Ir ant sulenktų kojų slankstelis po slankstelių atpalaiduotos rankos, galva, kaklas, kylame į viršų. Gerai, atsistojus pakeliame dar pečius ir pastumėm atgal. Ir keliaujame prie balansavimo asanų. Suvedam pėdas kartu. Ir kai mes keliaujame į balansavimo asanas, reikia suprasti, kad mums reikia tos meditatyvios būsenos. Ta energija, kuri juda mūsų kūne, dabar mes ją sutelksime į vieną asaną. Ir mes pripildysim balansavimo asaną visą energiją, kuri dabar yra pažadinta mūsų. Ir tai bus klubo atvėrimo, balansavimo asana. Atsimerkit, suraskite tašką priekyje, pakelkime dešinį keliuką į viršų, prispauskime prie krūtinės. Dabar su kairė ranka paimam už dešinės kojos kulno ir pasukam kulną link savęs, o keliuką žemyn. Gerai. Ir dabar kulną mes padedam ant kojos ir galime šiek tiek sulenkti keliuką, nes tuomet yra daugiau lengviau ir balansuoti. Delnai mūsų yra priešais krūtinę. Ir po truputėlį, lenkiant kairę keliuką, mes atvirinėjame klubą ir balansuojam čia. Laikome nugarą tiesę. Salotas. Ir tos rankos priešais krūtinę vis padeda balansuoti. Jeigu mes labiau pasvyrame į dešinę pusę, tai mes dešinę ranką pastumėme į kairę pusę. Ir dabar rankos, jeigu pavyksta, pasiekia žemę ir jeigu pavyks, patiesinam kairę koją. Kairė koja gali būti šiek tiek sulenkta, priklausom nuo jūsų lankstumo, jūs galėsite nusilenkti žemyn. Gerai, dabar rankas padedam į priekį, sukuriam trikampę iš pėdos ir abiejų rankų, atpalaiduojame dešinę koją ir iš karto ją pakeliame viršų. Gerai, ir dabar darysime pusę mėnulio, bet atvirkščiai, atvirkštinis pusę mėnulio. Dešinė ranka lieka ant kilimėlio, dešinė koja pakelta, dešinė ranka ant kilimėlio ir po truputėlį mes keliame kairę ranką į viršų.
Ir susisukam į kairę pusę. Klubai yra vienoj linijai. Gerai, stumiame dešinį kūną atgal. Kvėpuojam čia 4. 3. Dar labiau krūtinį priekį 2. Įkvepiam. Ir su iškvėpimu nuleidžiame kairę ranką žemyn, pristatome dešinę šoją. Ir patiesinam nugarą, neutralizuojame ją. Ardom Uttanasana. Su iškvėpimu lenkimės link kojų, Uttanasana. Jeigu reikia, sulenkiam kelius. Palaiduojam kaklą, pečius. Kvėpuojame giliai iš vidaus, plečiasi šonkauliai. Ir su antiesių kojų po truputėlį pakylame į viršų, kad neapsisuktų galva ir vėl grįžtame į pradinę padėtį. Surandame tašką priešais. Pakeliam kairį keliuką į viršų, pristatom prie krūtinės, kitai kojai. Randame pusiausvyrą. Ir paėmėm už kairės kojos kūno, apsukam koją, pastumėm keliuką žemyn, į viršų ir uždedam koją ant dešinės. Rankos kartu sulenkiam dešinį keliuką ir šiek tiek giliau klubo atvėrimą atsisėdam. Su iškvėpimu, jeigu pavyksta, nusileidžiam žemyn, patiesinam dešinę koją. Ir padarome iš rankų trikampį, kairę koją atpalaiduojam ir iš karto ją pakeliame viršų. Kairė ranka lieka ant kilimėlių, šiek tiek pasvyrame ant kairės rankos ir pakeliam dešinę ranką viršų. Kvėpuojame 4. 3. 2. Įkvepiam čia. Ir su iškvėpimu nuleidžiame dešinę ranką žemyn, pėdos kartu. Ardha Uttanasana. Ištiesiam nugarą. Ir su iškvėpimu Uttanasana leidžiam žemyn. Atpalaiduojame kaklą. Kvėpuojame giliai į šonkaulius. Dar vienas įkvėpimas. Iškvėpimas. Ir dabar rankos į priekį, padedam kojas šiek tiek plačiau ir atsisėdam žemyn. Keliaujame į sėdimo asano dalį. Sujungiam pėdas. Gerai. Paėmėm už didžiųjų pirštų. Šiek tiek pasvyrame atgal. Ir po truputėlį tiesinam kojas į viršų. Kojas lieka sulenktos, viskas gerai. Stengiamės patiesinti ne tik kojas, bet ir nugarą. Ir krūtinį į viršų. Taip. Pečius taip pat stengiamės patraukti atgal, suvesti mentis. 4. 3.
kojas, atveriam dabar kojas į šonus, krūtinę pastumiam į priekį. Laikom čia 5, 4, 3, 2, 1. Dabar laikome kojas, paleidžiame rankas. Aha. Ir nuleidžiame kojas į šalis. Gerai. Dabar jeigu pavyksta, paimam už pėdų ir patraukime kojas šiek tiek plačiau. Tarsi aš būčiau šalia, patraukčiau kojas. Dabar rankomis už nugaros pakeliame sėdmenis, tam, kad dubens dugnas kaip būtų padėtas pilnai ant žemės, kojos aktyvios, pirštai save. Ir įkvepiam rankus. Gerai, su iškvėpimu mes keliaujame, siekiame priekio, laikant tiesą. Ir dabar čia atpalaiduojant viršutinę kūno dalį, mes pradedam keliauti. Taip prie kairės kojos atveriant dešinį šoną, vėl per priekinę liniją keliaujame link dešinės kojos, siekiame pėdą su kairė ranka. Ir va taip pat atpalaiduojant viršų, kaip vanduo judame. Vienos kojos link kitos. Ir atsipalaidavimą. Tik tais kojos lieka aktyvios, o mes mūsų viršus teka. Tęsime dar, kelis kvėpavimo ciklus. Ir kai būsime priekyje, padedame rankų pirštus ir stengiame su dubens dugnu leisti žemyn. Ir šitoj asanoje mes pabūsim, palaiduojame pečius, vis laikom kojas aktyvias ir kvėpuojam čia. Jeigu pavyksta alkūnes nuleisti, irgi gerai. Dar 3. Paskutinis iškvėpimas. Ir su iškvėpimu suapvalinam nugarą. Grįžtame į vertikalią poziciją. Suritam kojas. Atpalaiduojam. Ir žuvies asana, ta, kuri bus neutralizuojanti prieš tai asana. Tai mes atsigulam ant nugaros, pėdos kartu, padedame delnus savo po sėdmenimis, taip, kad alkūnės būtų viena
kuo arčiau viena kitos. Ir su ateinančiu įkvėpimu mes pakeliam krūtinę į viršų ant sulenktų alkūnių ir su viršugalviu tempiamės link žemės. Ir krūtinės centru mes kylame į viršų. Ir gerklės čakros atvirimo ir širdies atvirimo asana. Ir čionais krūtinės centre mes laikome savo dėmesį ir su kiekvienu įkvėpimu jaučiam, kaip pakyla, kaip atsiveria širdis. Ir su iškvėpimu lėtai padedam galvą, viršutinę nugaros dalį, vidurinę nugaros dalį, apatinę. Ir padedam kojas prie kilimėlio krašto. Svarbu prispausti nugaros apačią prie kilimėlio tiek, kiek įmanoma. Rankas padedame delnais į viršų į šavasaną. Šiandien buvo daug stovimų asanų, kurios neabejotinai aktyvuoja mūsų sistemą. Ir apskritai vinyasa flow praktikoje daugiausiai stovimų asanų ir jų sekų. Ir kas gerai, kad pradedančiokams stovint temptis yra žymiai paprasčiau nei sėdint, nes mes panaudojam gravitaciją. Tad darant visas šitas sekas mes ir aktyvuojam, ir stiprinam ir taip pat ištempiam kūną. Tačiau dabar liekame šavasaną kelias minutes su savimi, savo tyloje.
Šiek tiek giliau įkvepiam. Iškvepiam, galim prasukti čiurnus, riešus. Sujungiam vienas, ištempiam rankas už galvos. Sulenkiam kelius, pritraukiame prie krūtinės. Šiek tiek pamėduojame nugaros apačią. Minkštai pajudam nugaros. Ir atsigulam ant kairių šono. Ant kairę ranką po galva, dešinę priešais krūtinę. Čia taip pat liekame užsimerkę. Pasiruošiam atsikelti. Ir ant rankų atsistumiam. Atsisėdame sutiesim nugarą. Kadangi šiandien darėme klubo atvirimą, jeigu jums pavyksta, jūs galite pradžiai patiesyti koją. Jeigu pavyksta padaryti pusę lotoso, mes pradedame visą laiką nuo dešinės kojos, uždedate dešinę koją ant kirkšnies kairės ir sulenkėt kairę koją, uždedate dešinį keliuką ant vietos. Jeigu pavyksta ir jums komfortiška būti pusę lotoso, tai jūs galite pradėti tai praktikuoti kaskart, kai mes atsisėdame po praktikos, kai jau apšilęs kūnas, delnai yra pasukti į viršų ir šitoj padėty keli ratus kvėpavimas. Iškeliam rankas į viršų, surinkam erdvę savo delnuose, su iškvėpimo delnai priešais krūtinę nusilenkiam, padėkojam. Ir sušildom delnus. Delnus ant akių. Ir lėtai švelniai leidžiam delnus, kad visam išvysti. Dėkuoju už praktiką ir ką tik atėjo mintis pasidalinti, kadangi procesuose arba praktikose, kur yra vedlys, mokytojas, instruktorius, treneris ir asmuo, kuris perima žinias arba įgūdžius, kažkokią išmintį, visą laiką vyrauja Jupiterio energija. Dabar šiandien yra Jupiterio ketvirtadienis diena. Tai plačiai nepasakosiu, ką tai reiškia, bet Jupiterio energija tai visą laiką yra apie dėkingumą, apie žinojimą, kad yra hierarchija, kai jeigu jūs nueitumėt į jogos mokyklą ar kažkokią rimtesnę studiją, ten visuomet yra mokytojų linija. Ta linija hierarchiškai nuo aukščiausio mokytojo ir tada jo mokiniai, ne? Ten kažkur jūs atėjot ir sėdint studijoje, gaunate žinias. Tai va ta hierarchija, tas žinojimas, kad tos žinios ne iš kažkur sugalvotos, tikrai ne mano
sukurtos, o yra perduodamos per tą liniją iš mokytojų aukštesnių. Žinojimas tos hierarchijos, pagarba jai leidžia mums, kaip mokiniams, studentams, priimti žinias, priimti tos įgūdžius ir kuo labiau žmogus yra atsivėręs mokytojui, mokslui, studijoms, turi tą pagarbos jausmą ir dėkingumą, to jis daugiau gali priimti ir greičiau priimti, greičiau gauti. Tai aš visą laiką tai savo primenu ir dabar, kai mes dėkojame, mano tie mintis ir su jumis pasidalinti, tai yra be galo svarbu ne tik jogos kelyje, bet ir apskritai, kai mes mokomės kažkokių dalykų ir kurie mus vysto ir plečia ir padeda augti, kas yra labai labai svarbu.